Sveiki, aš Žilvinas Lidžius, esu akrobatinio skraidymo instruktorius, šaltkalvis lakūnas su aukštojo meniniu išsilavinimu. Žmonės kalba, kad pasaulio čempionas tam tikram pratime. Žilvinas Lidžius, vienas geriausių akrobatinio skraidymo pilotų Lietuvoje. Instruktorius, šiuo metu Lietuvos akrobatinio sklandymo federacijos prezidentas, Lietuvos akrobatinio skraidymo komandos narys, treneris, pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas. Pasak Žilvino, išmokti skristi gali visi, išskyrus tuos, kurie nesugeba vizualiai nustatyti aukščio žemėjant. Pasak šio piloto, ribos yra tik mūsų smegenyse. Iš tikrųjų tai kai moki, tai ir su šluota gali skristi. Nuo sraigto visi. Žavinga ta aviacija, aš galiu pasakyti. Faina, žmogus pakyla virš žemės, negalėdamas pats skristi su kažkokia tai pagalba, variklio, lėktuvo, ten šoka su parašiutu, taigi visus vilioja. Visi jauni berniukai norėdavo būti arba policininkais, arba gaisrininkais, arba kosmonautais, arba pilotais. Tai aš vienas iš tų, kuris norėjo būti pilotu. Darželėje aš pradėjau piešti lėktuvėlius, dar nemokėdamas piešti jau pradėjau piešti, nes visada galvojau būti pilotu. O atėjo turbūt iš filmų, tokių senovinių filmų, visokių ten buvo lėktuvų. Tai praktiškai aviacija atėjo iš darželio. Aš pradėjau nuo aeroklubo, tai buvo dar mokykloje, galbūt 11 klasėje, kažkas apie tai. Į sklandytojus aš net nežinojau, kur eit, pravažiuodavau čia pro Paluknį, tai celę pavarvindavau, nes eilė lėktuvų buvo, prie kurių manęs tėvai neprileisdavo, tai aš taip jiems nežinant užsirašiau į Kyviškes ir jiems nežinant pradėjau skraidyti. Tai labai buvo ilgas kelias iki to pirmo įsėdimo, buvo labai ilga teorija, visą žiemą realiai mes vaikščiodavom per šaltį, per sniegą, per ten gerą blogą orą į Dzūkų gatvę Naujininkuose, į šaltą klasę mokintis teorijos. Ir kai baigėsi teorija, prasidėjo įskaitos, prasidėjo čiupinėjimas to lėktuvo, ten teoriniai visokie dalykai ir kol mums leido į jį atsisėsti, iš pradžių angare šaltyje, po to kaip užvesti, čia tik tai atėjus pavasarį mes galėjom kažką tai iki to įsėdimo labai ilgas kelias buvo. Visi labai norėjo, visi veržėsi, bet gavosi kaip gavosi. Bet už tai labai saldus tas pirmas įsėdimas buvo. Labai. Įsėda į lėktuvą, taigi fainai, atsisėdi ten, viskas atrodo, visko tiek daug, nors dabar atrodo, nieko ten daug nėra. Toliau norėjau būti, tais tarybiniais laikais buvo 2 civilinės aviacijos mokyklos, buvo Kirovogradas ir Aktiubinskas, tai galvojau gal į Kirovogradą stoti, praėjau medkomisiją, bet nuvažiavęs į kaimą padėti seneliams sukapot malkas, persikirtau koją, tai nuplaukė tas viskas man. Ir ta baigtis aviacinė buvo labai neaiški, pakibusi ant plauko, tai klubo instruktorių ten ir draugų pagalba gavau visokius nurodymus, laiškus stoti į aviacinį centrą, kuris buvo Zaporožėje. Ten buvo ir pažįstamų, ir draugų likusių iš jų laikų, jie skraidydavo tada su MiG-15-17, dabar perėjo ant L-29, ne dabar, tada tuo laiku. Tai parašė krūvą laiškų man, aš su tais laiškais nuvažiavau ir taip ir įstojau. Ir toliau vėl klubas, toliau akrobatiniai skraidymai, instruktoriavimai, ultralaitai, viskas toliau pradėjo vystytis, sklandytuvai atsirado, akrobatinis sklandymas atsirado, žodžiu, įdomu. Normaliai skraidau, normaliai mokinu, pradžiai normaliai, kol išmoksta standartinių dalykų studentai, o po to išgyvenimo mokykla. Paradoksas toksai, kad kam atrodo ekstremali veikla, tai man yra normali veikla. Tai aš iškart atėjau ten, kur aukštinkojom skraido, man čia, aš to norėjau, kitaip ir būti negalėjo. Tai negaliu pasakyti, kas yra
Kas yra ekstremalu, čia man normalu yra. Ekstremalus nieko čia nėra. Čia yra viskas labai aiškiai pagrįsta fizikiniais dėsniais. Įdomiausia yra, kai pradeda visokios perkrovos tave tampyti aukštyn, žemyn, nesvarumas, ten vertikalios pozicijos visokios, tu tada jautiesi kaip paukštis, o ten aukštyn ar žemyn kojam, tai yra aukštyn kojam tas pats, kas žemyn kojam. Čia tik tai taip iš šono gal atrodo, kad tai sudėtinga. Vat, pavyzdžiui, aukštyn kojam apsivertus padaryti kažkokią neigiamą figūrą, o čia yra jau truputėlį iššūkio daugiau. Ir įdomumo daugiau, ir jeigu reikia tikslumo, tai jau tada jau meistriškumas auga. Tai padeda praplėsti pilotavimo galimybės bet kam ir supratimą apie tą aviaciją. Ir tai yra ir saugumo klausimas. Kuo daugiau žmogus susipažinę su įvairia pilotavimo technika, tame tarpe ir akrobatinių skraidimų, tai tuo daugiau jam šansų išgyventi. Atsitinka visko. Draugeliai pilvę skraido. Būna ir akytėse patemsta, tam reikia ruošti, sportuoti, jeigu tik kai sezonas prasideda, pulsi darytas didelės perkrovas, tai gali sužaloti save labai lengvai ir tą patį stuburą sužaloti ir vidaus organus, viską. Tam reikia ruoštis, sportuoti ir neapleisti savęs. Tai standartiškai, vidutiniškai pasižiūrėjus į čempionus, kurie laimi, kurie ten rodo gerus rezultatus, tai vargiai ar rastume sportiškai nepasirengusių. Greičiausiai visi yra pakankamai kieti šitoje vietoje. Jie tiesiog savo negali leisti, net laikyti tų perkrovų. Aš kai skrendu, pavyzdžiui, daryti kažkokius tai keistus dalykus, tai prisiklijuoju prieš save pasą savo, kad matyčiau, kiek man metų, nes yra geras pasiteisinimas, kad pasižiūri į pasą ir sakai, aš jau nebeatsimenu. Aš jau per senas. Ne, jeigu rimtai, tai tikrai aš dalies kažkokiu tai ten pasiekimų tikrai neatsimenu, nuoširdžiai sakau. Vienas gal toks įdomiausias, tai buvo Pietų Afrikoje JAK 52 pasaulio čempionatas, kada ten vienam pratime laimės dalykas užėmiau ten pirmą vietą. Tai sakykime, man ir pačiam buvo netikėta. Ir tie, kurie skraidė ir žiūrėjo, sakė, wow, man tai atrodė, nieko ten gero. Bet matomai gerai gavosi, tai čia tiesiog dar viena treniruotė, kuri puikiausiai pavyko ir viskas. Aš to nesureikšminčiau, bet yra kaip yra. Šitoje srityje, būtent aviacijos srityje, aš visada stengiausi perimti viską iš geriausių instruktorių, kurie mane mokino. Aš stengiausi skraidyti su kiečiausiais pilotais, Lietuvoje, kurie buvo, su visais skraidau. Ir dabar tikslas yra perduoti savo patirtį jaunimui, kuris ateina. Tai aš jaučiu netgi, kad vykdau misiją tokią. Nesu aš ten pats iš tų pačių pačiausių, man net nesinori tokiu būti, bet viską, ką aš žinau, aš su savim nenusinešiu, aš noriu, kad jaunimas mokėtų ir toliau perduotų kitiem. Tai galbūt tas yra svarbiau. O ten čempionas, ne čempionas čia. Gražuolė, ne gražuolė, koks skirtumas. Praeina, pasimiršta. Žilvinas, atsirado jau, sakykime, prieš 10 metų beveik, grubiai. Taip, ir iš tikrųjų, sakykime, tikrai pakeitė mano gyvenimą, požiūrį ir dalykais, kuriuos užsijėmu. Su juo irgi pradėjau skraidyti, su mažais lėktuvėliais mane mokino. Tai negaliu pasakyti, kad būtų kažkada nelinksma su juo skristi. Visą laiką, linksmai skraidydavome ir niekad nebuvo supykęs tikrai, visą laiką su nuotaika. Kad kartais ir kažko nesisekda, bet šiaip, kai reikia, būna kartais ir griežtas. Bet supranti, dėl ko griežtas, kad tu tiesiog geriau išmoktum ir geriau sektųsi ateityje. Sunkiausia mokytis iš mokinių, juos mokinti. Tai turi rasti raktą. Jeigu nerandi, tai čia mokinys nekaltas, čia instruktoriaus problema, jisai negali
nerasti rakto, kaip išmokinti ten vieną ar kitą dalyką. Kartais, tiesiog net naktim nemiegi galvoja, kaip čia tokio sugalvot. Aišku, yra tokių kietų, kuriem pasakai, kad atvažiuok, skrisk ir jisai skrenda, net nereikia žiūrėti, net pamiršti, oi, jau čia porą kartų nusileido jau. Net nematai, kad jis skraido. Ten po to prišoki, patobulini, pašlifuoji jį, toliau pasižiūri, patikrini ir vėl kažkur dingsta jisai. Tai labai smagu, kada yra tokių mokinių, bet tokių yra tikrai daug. Žilvinas labai prisidėjo prie to, kad į akrobatiką patekau. Šiaip susidomėjimas jau buvo, aš skraidžiau Kyviškio aerodrome pradžioj, ten vaikų sklandymo mokykloje, su sklandytuvais vadinamais kalakutais, tai LAK 16 ir tam aerodrome Kyviškio ten yra akrobatų klubas ir aš pastoju vasarą, kiekvieną dieną matydavau, kad ten skraido akrobatai su akrobatiniais lėktuvais, ten jau buvo ne vienas ir ten vyksta treniruotės, ten ir varžybos po to. Aš tai visą laiką matydavau ir galvodavau, tikrai būtų įdomu, kad čia skraidyti, bet tikrai neįmanoma turbūt, kad akrobatika. Man taip 13-12 metų atrodė. Kaip yra pasakęs mano geras draugas, amžinatilsį Vytas Lapėnas, jeigu tu sapnuoji, net sapnuose skrendi, tai tu jau esi žmogus paukštis. Tai retas, kuris iš mūsų sapnuose neskraidė. Aš manau, kad skraidė visi, taip kad bet koks žmogus yra žmogus paukštis, bet koks žmogus gali skraidyti, šiaip ribų nėra, ribos yra tik tai jo smegenyse. Tai jeigu tu nusprendei pats, kad tu negali, tai tu negali. Žodžiu, bet ką galima išmokinti skraidyti, priklauso tik tai nuo laiko, per kiek tai padarai. Jeigu tu, sakykime, nemoki šaudyti, šauk 1000 kartų išmoksi. Jeigu tu labai jau ten esi netalentingas, 2000 kartų šauk, vis tiek išmoksi. Jeigu esi visiškas loseris, šauk 3-5 tūkstančius, vis tiek tu išmoksi. Nėra taip, kad nepataikytum. Jeigu turi tikslą, turi norą, tu vis tiek jį pasieksi. Tai yra ir su skraidimais didžiąją dalim. Bet yra ir tokių žmonių, kurie negali nustatyti aukščio iki žemės. Pavyzdžiui, mechanikai išmoksta labai gerai, skrenda labai gerai. Bet būtent tas atsakingiausias nusileidimo momentas, kai reikia pakabinti lėktuvą metro aukštyje, jam ar metras, ar 3, ar 5 yra nesvarbu. Tai šito tu neišmoksi, tu turi matyti. Jeigu yra tas sugebėjimas pamatyti aukštį ir jeigu aš jį surandu kaip parodyti, tai aš jį išmokinu, bet jeigu jis negali to nustatyti, tada mes atsisveikinam, nes tai yra tik tai laiko klausimas, kada jisai užsimuš. Tokių yra buvę. Net galiu pasakyti toks, kad tu pamiršti, kad tu skrendi, nes tu ten skraidai, vartaisi, tai gerai, tu ten žiūri, aišku, aukščiai, kad nepažeis, kad arčiau žemės, ten, saugiai, kad viskas būtų pirmas dalykas. Tu jautiesi gal net šiek tiek kaip žaidime tokiam, nes ten viskas greit sukasi, ta žemė, taip, tu taip apsivertus, tai dar kažkaip ten, tai tu vertikaliai kyli ir tu susikoncentruoji į tas figūras, į tą sukimus, paprasčiausiai, kad nepamiršt padaryti. tą savo seką tų pratimų, ten vietą, kur tu skrendi, kad neišskris, nes ten irgi yra, sakykim, toks kvadratas, kur tu skraidai, viską darai. Tai jo, tu viską susikoncentruoji, dar taip pat save reikia ten pilvo presai ten, prie teigiamų perkrovų ir nepamiršti kvėpuot. Ir tu toks suki tą akrobatiką, darai figūras, sukoncentravęs į vatą, tai ir po to, kai jau baigi tą savo pratimą skrydžio, o kai biškai apsiraminėjau, užžiūrėjau, tu toks pasižiūriu, o čia visai gražiai atrodo, vaizdas gražus, čia saulėlydis, pavyzdžiui, arba ten debesėliai gražus. Tai jo, tas lėktuvas kaip instrumentas, tik stampa ir tas sportas, tu tik iš tikrųjų pamiršti, kad skrendi tas pakilimas, tupimas, tu apie jį net kaip ir negalvoji. Galvoji, aišku, tu savaime, bet pasąmonė tu taip žiūri, kad tu jau ant žemės esi. Toks. Tai taip natūraliai, automatiškai gaunasi, tiesiog tu susikoncentruoji į tą būtent akrobatinį skrydį. Aš turiu kirvį tam lėktuve. Suruošiu. Čia va kirvis. Tikrai taip. Pats tikriausias kirvis. Čia yra kirvis ir jeigu studentas neklauso manęs, aš tada išsitraukiu tą kirvį. Jis pamato tą kirvį ir paleidžia vairus. Ne, iš tikrųjų, jokio kirvio aš ten juos negazdinu, jokių kirvių. Kirvis yra gelbėjimosi priemonė.
nuo vadų. Tiesiog mes ilgai ir nuobodžiai šnekam ant žemės, treniruojamės ant žemės ir viską įsilipa jau į lėktuvą mokėdamas padaryti kaip turi būti, bet kol tas išmokstama, kol įgyja, kol atsiranda ta raumenų atmintis, nu tai praeina laiko kažkiek. Tai nebūna taip iš karto, kad bam ir aš jau moku, aš jau skrendu. Su jaunesniais yra paprasčiau, nes jie su treniruokliais, visokiais simuliatoriais skraido, atsiranda tik tai tas erdvės poveikis, tai yra tos perkrovos, turbulencija, dar kažkas, tai juos išbalansuoja kurį laiką, o su vyresniais truputėlį ilgiau užtrunkam. Varžybos pasaulio čempas jie pradėjo. Tapti čempionu reikia užsispyrimo, skirti laiko daug, labai daug pinigų skirti ir turi nusišypsoti sėkmė, nes vien tik tai darbas, užsispyrimas ir priveda iki to titulo, bet labai ilgas kelias ir didelę dalį vis tiek lemia žmogiškasis faktorius, kuris tave vertina. Tai yra sėkmės dalykas. Akrobatikai labai svarbu ir fizinis pasirinkimas, bet ir tavo psichologinis. Ir kadangi skrydžio metu ten yra įvairiausias tas perkrovos sukimai, nu tu nespėsi net ir galvoti, ir tu, kad ir turi tą lapelį pasirašęs figūras nusipiešęs, nu tu nespėsi jau ten žiūrėti, išsiaiškinti, kur tu reikia pasukti tiksliai. Tai visi pilotai, akrobatai, ta prasme, vaikšto prieš skrydį ant žemės, nusipiečiu tą patį kvadratą, net pavyzdžiui, kad įsivaizduot, kad jie skrenda tam grubiai kvadratę, kilometras ant kilometro. Jie vaikšto ir įsivaizduoja savo skrydį. O paprasčiausias dalykas, kaip įsivaizduot, tai dešinėje rankoje įsivaizduoja, kad vairuolas laikai, kairė pusė, kairė ranka tai yra sparnas arba ten gazas dar, jeigu kaip kiti įsivaizduoja. Na ir tu paprasčiausiai vaikštai tą kompleksą, iš pradžių laikai ten lapelį, ne, ir šalia savo ant rankoje. Ir kiekvieną figūrą vaikštai ir įsivaizduoji, kaip tu ją darysi ore, kur tu žiūrėsi, pauzės, prieš sukimo, po sukimo, kokios turi būti. Esmė tokia, kad tu viską įsivaizduosi, kaip tu darysi lėktuve. Ir iš tikrųjų tai yra labai svarbu, jeigu tu gerai pasivaikščios ir gerai pasiruošęs, tai tau ir skris bus stipriai lengviau. Nes jeigu taip nieko nepasimokinsi, atsisėsi ir skrisi, nesuskrisi. Neįmanoma. Ir irgi ne visai gerai vienam vaikščiot, kaip minėjau, kad treneris žiūri, kaip tu skrendi ant žemės, bet jisai žiūri, kaip iš šono, kaip tu vaikštai. Gal net nebūtinai akivaizdžiai, bet arba būna ir prieina ir pasižiūri, arba iš toliau žiūri. Ar tu teisingai vaikštai? Manau, kad tu vaikštai blogai, tai jeigu tu ir vaikštai blogai, tai ir tu skrisi automatiškai blogai. Tai tai gal atrodo kai kuriam, kad ten kažkas su galva blogai tiem žmonėm, bet ne, jie tiesiog ruošiasi. Varžybose tai aš jau atsipalaiduoju. Varžybose jau yra tiesiog laisvas, lengvas laiko praleidimas. Ten jau tu negali nieko nei galvoti, tu turi tik tai susikaupti ir nesistengti padaryti geriau negu kad darei treniruotėse. O pats sunkiausias darbas yra būtent treniruotėse, pasiruošiant, planuojant treniruotės, planuojant išvykas. Ir šiais metais aš tikrai labai džiaugiuosi, kad yra draugai, komanda, mokiniai, kurie didelę darbo dalį, praktiškai 80% nuo manęs nuėmė ir jie patys viską organizuojasi. Tai čia, tiesiog šventė, aš tiesiog džiaugiuosi. Va, o lemia, tai sakau, čempionas tai gali būti tas, kuris dirba, kuris mato tikslą, kuris jo siekia ir plius dar laimės dalykas didžiulis. Pirmiausia, aišku, ten dalyvaudavom Lietuvoje varžybose, bet tiesiog pamatėm, kad reikia mums daugiau kažko. To Lietuvoje dėja nėra pas mus ten daug tų pilotų iš tikrųjų, lakūnų, akrobatų. Tikrai ten daug, nežinau, iki 10 galiu skaičiuoti. Vieni daugiau, kiti mažiau skraido. Vieni labai iš dalies tai profesionaliai užsijama ir ten skraido aviacijos šventėse, kiti ten labai retai skraido. Bet tikrai mūsų nedaug yra ir aš pats Lietuvoje ten laimėjau kelis kartus. Ir tiesiog suprantam, kad mes patys prieš save iš dalies varžomės. Ir tas mūsų lygis, kai tiesiog pats prieš save skraidai, prieš savus pastovi ir matai tik tą kiemą.
nu vis tiek reikia kažkur kitur išvažiuoti, kažkur išlysti, kad daugiau ten ir pažinčių susipažinti ir daugiau pamatyti. Tai taip ir gavas, kad mūsų ir komandas, sakykime, taip susidarė žmonės, kurie mes labai gerai sutarėm, kaip antra šeima esam ir skraidom, kai skraidom vasarą, būnam irgi dažnai laiką praleidžiam kartu ir taip gavosi, kad mes pastoviai būnam. Ir sugalvom, kad va, čia vyksta tos varžybos, ten pirmas tai į tarptautinės išvažiavom Rumunijoje, ten buvo Europos čempionatas ir va čia vyksta varžybos, turim lėktuvą, nu kodėlgi nesudalyvauti. Tai tiesiog daugiau pasitreniruojam, sąlyginai daugiau, iš tikrųjų mes ten nebuvom gerai pasiruošę, nei kad šiais metais iš vis labai mažai, praeitais metais šiek tiek daugiau, bet išvažiavom. Ir sakykime, kaip pirmam kartui tikrai neblogai sudalyvavom, aišku, tai nebuvo ten pasaulio čempionatas, Europos, bet pavyko medalį paimti bronzinę trečią vietą. Tai buvo smagu iš tikrųjų ir pačiam individualiai, ten tam tikrose skrydžiuose buvo neblogai sekėsi, bet aišku, čia visas komandos įdarymas buvo, kad tą bronzinę vietą. Mūsų pagrindinis, taip, treneris ir pats pilotas dalyvaujantis varžybose, nes dalyvavo šiemet, tai yra Žilvinas Lydžius, tada mano komandos draugai, tai Albertas Maciulevičius ir Petras Janavičius. Tai kiekvienas labai daug prisideda prie viso šito mūsų reikalo ir tikrai, jeigu kažkurio mūsų kaip ir trūktų, tai iš tikrųjų planai, aš nežinau, žymiai būtų sunkiau ir gal griūtų tie planai. Ir kai mes esam toks branduolys susidaręs, tai taip labai geras. Tų iššūkių tiek daug, kad aš net neprivardinsiu visų. Pats galbūt, sakykime, du pagrindiniai iššūkiai, tai surasti šiuolaikinį patį moderniausią lėktuvą, susitarti, kad tau jį išnuomotų, nes čia tikrai didžiulis iššūkis, ir surasti pinigų su juo skraidyti. Visa kita nebe taip svarbu. Ten gausis gerai, nesigaus irgi gerai, bet tu formulę vairuoji, tu su kiečiausiais lėktuvais skraidai. Tu savo kažkokį tai vardą parodai pasauliui, tu jau tampi žinomu, jau tau davė, tavim pasitikė. Tas yra galbūt svarbiau negu bet koks tenais titulas ar dar kažkas. Tai yra, šiaip tai visa ta aviatorių bendruomenė yra taip glaudžiai susijusi, kad vieną kartą pasišiukšlinęs vargiai ir kažkur kitur tave priims taip ir duos ir pasitikės. Tu turi elgtis garbingai, atsakingai ir sąžiningai. Tai yra pagrindiniai dalykai. Visa kita ten, ar tu čempionas, ar ne, niekam neįdomu. Trenerio vaidmuo svarbus, ir jau net pradedam namie, arba kur tu ten būtum, kur tu ten treniruotumėsi. Tai jau, aišku, tada labai svarbu neskraidyti akrobatiką taip vienam, pakilti ir tiesiog skraidyti. Nu, tai yra nesąmonė iš tikrųjų. Visą laiką turi būti kažkas ant žemės, tai aišku, tai būtų treneris, kuris supranta, ką žiūri ir kur jūs dirbtumėte dėl kažkokio tai tikslo, kažką darytumėte, treniruotumėsi, kaip bet kokiam sportui, aišku, kad tu tai darytum teisingai ir žinotum, kaip daryti, nes nuo žemės tas treneris jisai mato kaip teisėjas, jis gali žiūrėti, ne, ir įsivaizduoti kaip teisėjas ir jis taip žiūrės, kad būtų gražu. Ir ta prasme, tas vaizdas kaip ore ir ant žemės gali visai skirtis, kaip tau atrodo lėktuvė, ar kaip treneriui, ar tai teisėjam atrodo ant žemės. Ir aišku, jis tikrai jaudinasi ne ką mažiau negu ten lakūnas skrendantis čia, bet kuris treneris. Aš taip manau. Ir aviacijoje, jeigu nebesimokini, nebepraktikuoji, tiesiog žemynai negali. Tu turi vis kažką tai naujo padaryti, vis kažką tai atrasti, vis kažko tai išmokti. Tada viskas gerai, tada tu tiesią liniją brėži. Bet jeigu tik tai galvoji, kad viskas, aš jau viską moku, brėžiu tiesią liniją, tai tu eini žemyn. Mano ta gyvenimo dalis, be kurios aš save sunkiai įsivaizduoju. Ir kaip ten bebūtų, kaip ten besusiklostytų gyvenime visokios situacijos, jinai buvo, yra, ir bus visą laiką. Tu gali susitikti su žmonėmis, su jais draugauti, išsiskirti, bet aviacija, jinai tokia, jinai ištikima. Tanko Čarliai įsikabinau 1250. Varom. Gerai.
Gerai, uždeg šitą. Jo, kilpa. Nu, tu čia nudrėbė ją. Per daug? Aha. Leidai čia prilaikai. Čia traukai.